Šaltasis žiemos periodas baleto salėje. Ateina šaltasis periodas ir tikrai gali būti šalta likusi vien tik su baleto uniforma salėje. Tai kaip teisingai pasiruošti jai? Visada sakau visiems, renkimės, kad būtų šilta ir sumažintume traumas. Viena ir pagrindinė taisyklė – nieko nededame po uniformą. Viską dedame ant viršaus, net įskaitant ir šilbačius ar vilnonės kojines. Taip pat dedame ant baleto tapkučių. Sukišus viską po uniformą, vaikas jaučiasi prikimštas, neestetiška ir jam pačiam tikrai nėra jauku. Rengiantis ant viršaus, galima viską po truputį įšilus nusimti ir jau kai kūnas sušilęs likti pamokoje tik su baleto uniforma. Jeigu vaikui nėra šansų nusirengti ir likti tik su uniforma, vadinasi, jis prakaituos ir jam tai bus nekomfortiška. Pagrindiniai baletiniai šildomų rūbų variantai. Baletinis megztukas. Paprastai jis būna trumpesnis, tik iki juosmens arba išvis tik rankovės. Kombinezonas arba šildomos kelnės. Blauzdinės, skirtos blauzdos ar čiurnos šilumai palaikyti. Baletiniai šilbačiai, kurie sušildo ir palaiko šilumą pėdose. Jei jų mes neturime, galime visada išsiversti su šiltesnėm kojinėm. Išsisaugok ir pasidalink su baleto draugais.